Eteryje laida Polis ant kalvos. Sveiki visi. Eteryje politinių aktualijų laida Polis ant kalvos. Ir su jumis kartu politologas Martynas Čiukšys. Pabėgėliai pastaruoju metu turbūt tapo tą temą, apie kurią kažką vis išgirstame, nuolat sužinome ir diskutuojame. Galbūt netgi jau yra kiek ir pabodusi tema, tačiau mūsų laida jos negalėjo praleisti, kai pasigirsta vis daugiau niūrių pastebėjimų ir prognozių, kad būtent Lietuvos ir likusių mūsų Baltijos kaimynių saugumo situacija greitu metu gali itin aštriai pablogėti, nepaisant ES dedamų pastangų spręsti migrantų problemas. O šios nuostatos kyla nuo tada, kai ES kovo 18 dieną su Turkija priėmė susitarimą dėl pabėgėlių. Buvo suderėta, kad kiekvienas pabėgėlis nelegaliai kertantis Turkijos sieną ir nuvykęs į Graikiją bus grąžintas Turkijai. Taigi iš esmės atrodo, kad suderėtas labai svarbus aspektas, kadangi užkirstas pagrindinis migrantų kelias į pačią ES. Apie 80% visų atvykusių pabėgėlių iki šiol būtent keliaudavo per Graikiją, atvykdami iš Turkijos. Taigi šios laidos tema – pabėgėlių klausimas ES po susitarimo su Turkija. Laidoje pabandysime aptarti, ar pabėgėlių antplūdis iš tiesų tapo sustabdytas. Ar nebus taip, kad pabėgėliai nebenorės rinktis Europos ir pasuks į kitas šalis? O jeigu jie pasirinks Rusiją, tai ir ši šalis dar labiau nesukompromituos situacijos ir priverstinai neperleis pabėgėlių mums į Rytų Europą? Su manimi kartu studijoje Rytų Europos studijų centro analitikas Vytautas Kiršanskas. Sveiki, Vytautai. Sveiki. Taigi pirmiausia, prieš pradedant aptarti šį susitarimą su Turkija, norėčiau, kad mes pažvelgtume šiek tiek plačiau už ES ribų ir norėčiau jūsų paklausti, kodėl būtent pabėgėliai renkasi ES, kodėl taikinys tampa tarsi atrodo mūsų Europos žemynas. Atsakymas turbūt yra labai paprastas. Po antrojo pasaulinio karo Europa stojasi ant kojų ir tapo tam tikra tokia gerovės sala, kur nematome konfliktų, nematome prievartos apraiškų, matome nuolatinį demokratijos plėtrą. Tai yra klestėjimo pavyzdys visam pasauliui. Europos integracija kaip pavyzdį renkasi kiti kontinentai, plėtodami savo integracinius modelius. Ir natūralu, kad tokiose sukurtose gerovės valstybėse, kur yra visos socialinės garantijos, kur yra tiesiog lengva ir saugu gyventi, jos yra patrauklios prasčiau gyvenantiem pasaulio gyventojam. Tai vienas aspektas, o kitas, aišku, yra tai, kad Europa prisiema tą misiją bandyti padėti nuskriaustiesiem ir ta misija irgi vėlgi yra dvipusė. Viena vertus demografinė situacija reikalauja priimti imigrantus ir tai jau vyksta kelis dešimtmečius, kai imigracija yra natūrali ES būsena tose valstybėse, kuriuose trūksta darbo jėgos. Kitas aspektas yra tas humanitarinis, humanistinis, tai būtent padėti pabėgėliam, padėti karo nuskriaustiesiems atsistoti ant kojų ir vėl pamatyti tą gyvenimo viltį. Tai visas tas kompleksas priežasčių lemia tai, kad, aišku, Europa tampa tą pirmąją ir pagrindinę kryptimi visam srautui, kurie vyksta iš konflikto zonų ir ne tik iš jų į Europą kurtis jau ir kurti savo gerovę, savo gyvenimą Europoje. Neseniai Amnesty International paskelbė oficialią statistiką, kad Saudo Arabija, Kataras, Jungtiniai Arabų Emiratai visiškai neturi pabėgėlių iš Sirijos. O tai yra šalys, kurios turi bene greičiausiai augančias ekonomikas pasaulyje. Todėl ateityje tikrai bus finansiškai ir materialiai stiprios. Tai vis dėlto, kodėl pabėgėliai nesirenka šitų vidurio rytų šalių? Na taip, paradoksalu iš tikrųjų ir atrodytų, kad tai yra to paties tikėjimo šalis, islamiškos valstybės dauguma jų. Ir klausimas sudėtingas, nesu to regiono ekspertas, bet prielaidos yra įvairios ir pirmiausia tai, kad būtent tas gerovės valstybės modelis, kuris yra sukurtas Europoje, jis yra patrauklus, jis yra atviras imigrantams, tuo tarpu tos valstybės, jos
nepaisant jų turtų, nepaisant viso jų uždirbamo pelno, bendrojo vidaus produkto ir padalijus ant kiekvieno gyventojo ten didžiulio skaičio. Pats valstybės modelis jis visai nėra toks atviras ir prieinamas gerovę besidalintis su visais gyventojais. Tai turbūt viena priežastis, kad turime naftos magnatus, šeichus, bet tuo pačiu turime ten daug ir skurstančių gyventojų. Kitas aspektas, vėlgi etniniai ir religiniai aspektai. Žinome, koks katilas yra tame regione, tai aš manau, kad viena iš priežasčių vėlgi yra ši sunkumas tose valstybėse suderinti musulmoniškos krypties skirtingų atšakų tikėjimus ir skirtingi geopolitiniai interesai, skirtingi sąjungininkai tame regione lemia tai, kad vis dėlto kryptis yra Europa pagrindinė. Tos valstybės jos žaidžia didesnį geopolitinį žaidimą, bet jos neatlieka tos humanitarinės misijos, kurią liktai galėtų išpildyti, turėdamas tokius finansus ir tokius turtus. Kalbant apie milžinišką krūvį tenkantį Europai, milžiniškus nuo antrojo pasaulinio karo nematytus migracijos rautus ir matant kaimynės klestinčias valstybės nepriimančios nei kiek pabėgėlių, tas paradoksas susidaro iš tikrųjų sudėtingai suprantamas, sunkiai suvokiamas. Turbūt tai, kad Europos šalis labiau įsivyšiusios demokratiškai, jos tiesiog geriau užtikrino žmogaus teises, turbūt yra vienas iš tų dalykų, kodėl pabėgėliai vis dėlto renkasi būtent šitą kryptį. Be abejo. O kaip yra su Rusija? Žiniasklaidoje galima rasti daug kontroversiškos informacijos, kad pabėgėlių ten taip pat yra nemažai. Tik statistika nėra skelbiama. Kiti tuo tarpu teigia, kad Rusijoje pabėgėlių iš viso skaičiai yra labai maži, nes šalis tiesiog nenori migrantų įsileisti ir žvelgia juos abejingai. Turbūt visi puikiai suprantame, kad Rusija tikrai nėra ta valstybė, kuri pasižymi kažkokiu klestėjimu arba žmogaus teisų arba demokratijos tradicijų sklaida ir svarba. Ir matome iš pranešimų, pati Rusija tuos migrantų srautus, kurie patenka į ją, puikiai perleidžia kažkur tolin. Girdėjome pareiškimus iš Suomijos, iš Norvegijos praeitais metais, kad keli tūkstančiai pabėgėlių iš Vietnamo, iš tolimųjų Azijos šalių buvo per užpolerės punktus, ten kur šiaurėje, tolimoje šiaurėje ribojasi šios valstybės su Rusija, tiesiog perduotos ir tikiu, kad tikrai nebe Rusijos valdžios įsikišimo. Perleistos toms valstybėms, nukreiptos į jas kaip į gerovės valstybės, o Rusija tą kortą, pabėgėlių kortą, sugeba išnaudoti skaldant Europą, apsunkinant naštą Europai ir taip keliant visokias įtampas šiandien. Rusija akivaizdu nelieka ta kryptimi, ta pagrindinė valstybė, kurią tie srautai juda, o jinai gali būti tik tarpinė stotelė kažkur kelioniai toliau, vėlgi tą pačią Europą. Tikriausiai pabėgėlių galvose turbūt yra ne amerikietiška svajonė, bet europietiška svajonė. Ir kitų kraštų jie nėra linkę rinktis. Rusijos autoritarizmas nėra patrauklus, o vidurio rytai patys turi daug vidinių problemų, kaip minėjote, todėl spręsti pabėgėlių klausimus ir padėti šiems žmonėms jiems kol kas yra tiesiog per sudėtinga. Dar vienas dalykas tai, kad vidurio rytų regionui patys pabėgėliai nėra kartu ir labai įdomus. Juk dauguma vidurio rytų šalių jau turi milžiniškas populiacijas kitų tautybių žmonių, atkeliavusių iš Azijos žemyno, kai tik ekonomika arabų šalyse staiga pradėjo kilti dėl augusių naftos kainų pasaulyje. Todėl paprasčiausiai šios šalys nori apsaugoti savo vietinės tautas. Vidurio rytų Europos valstybės turi visai kitokį matymą. Jos neturi integracijos atvykėlių iš tų kraštų patirties, jos mato vakarų valstybėse esančias problemas susijusios su multikulturalizmo modeliu, nepavykusiu modeliu, ir jos teigia, kad ne, mes pasisakome prieš priėmimą tiksinčios bombos ir mes nenorime to savo valstybėse. Ir visa tai. Aišku. Tai pasitraukime trumpai pertraukėliai, pasiklausykime dainos ir greitai sugrįšime į studiją toliau pratęsti mūsų diskusijos. XFM. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Grįžtame į studiją.
Su mumis kartu yra Rytų Europos studijų centro analitikas Vytautas Kiršanskas. Taigi pereikime tada prie pačios Europos Sąjungos šalių narių. Kaip manote, kodėl su pabėgėlių problemomis Europos Sąjunga kol kas nesusitvarko? Kokios priežastys jos viduje neleidžia šios problemos įspręsti? Pirmiausia, nepavykęs multikultūrinis vakarų valstybių modelis, integracinis modelis. Apie tai šiandien yra kalbama labai daug, ypač kalbama po garsiųjų skaudžiųjų teroristinių išpuolių Paryžiuje, Briuselėje, kad valstybės daugelį metų priėmusios imigrantus iš kitų kultūrų, iš kitų civilizacinių kraštų, nesugebėjo jų integruoti, paversti lojaliais toms valstybėms piliečiams. Tai ši problema yra ypač aktuali, ypač sudėtinga ir koks receptas yra išspręsti naujos visuomenės, kuri priimtų dar daugiau atvykėlių iš tų kraštų, kaip juos integruoti taip, kad ateityje tokių iššūkių nekiltų, tai yra visiškai atviras klausimas, tai yra klausimas skaldantis, kuomet šią problemą reikia spręsti konsensusu, kuomet reikia visos Europos valstybių bendro požiūrio taško, šie skirtingi matymai susiduria ir lemia tai, kad ir tų jau esančių migrantų priėmimas, pasidalymas tarp ES valstybių stringa, kad matome valstybės, kurios kategoriškai teigia, jog nepriims. Ir būtent šis susiskaldimas, šis skirtingas požiūris į esamą problemą lemia, kad pabėgėlių klausimas, jis tebėra kabantis, jis tebėra praktiškai, galima teikti, panašioje stadijoje, kokia buvo prieš metus ar prieš 2. Srautas iš principo nemažėja. Tų pabėgėlių perskirstimas, kuris yra susikaupęs Graikijoje, Italijoje, jis iš principo nevyksta, nes Europos valstybės nors buvo įpareigotos pasidalinti pagal tam tikras kvotas. Žinome, Lietuvoje iš 1100 ar kiek migrantų yra 6 atvykę priimti, tai visa tai lemia, kad tas klausimas yra procese, derybų procese, ginčų procese, bet ne sprendimų įvykdymo procese. Tai tiesiog galbūt ES tikėjimas, kad vis dėlto ta multikultūrinė vizija galbūt pasiteisins. Tam tikras tikėjimas, kad vis dėlto surasime kažkokius aspektus, kaip būtų galima integruoti pabėgėlius ir multikultūralizmas vis dėlto yra įmanomas dalykas ES ribose. Tai yra tiek idėjinis, ideologinis klausimas, tiek tam tikra prasme ir pragmatinis. Pavyzdžiui, kuomet Vokietijos kanclerė Angela Merkel pasakė savo garsią frazę, kad priimsim visus, kurie atvyks, kuris paskatino to migracijos srautų didelį išaugimą. Jis nebuvo kažkoks vien tik tai vertybinis, humanistinis požiūris, kad štai reikia gelbėti visus nuo karo bėgančių žmonės. Tai yra viena medalio pusė, bet kita medalio pusė yra tai, kad Vokietijos analitiniai centrai skaičiuoja, jog iki 2050 metų Vokietijos gyventojų skaičius sumažės 15%, o darbo jėgos skaičius sumažės netgi 30%. Tai reiškia, kad imigracija yra matoma kaip priemonė išlaikyti tą gerovės valstybės modelį, kuris yra sukurtas Vokietijoje, dėl to, kad gimstamumas yra per mažas. Ši problema yra sprendžiama, kuomet reikės darbo jėgos, reikės mokesčių sumokančių gyventojų, kurie užtikrintų socialinės garantijas pensininkams ar kitoms jautrioms grupėms. Imigracija matoma kaip sprendimo būdas. Ir čia vėlgi yra klausimas keliamas, ar tai yra teisinga prielaida, kuomet matome, kad ta pačia intencija grindžiama politika prieš kelis dešimtmečius pradėta, ji nepasiteisino. Matome Europoje susikūrusius getus, matome teritorijas, problemas, kurios kyla tarp tų kultūrų nesuderinamumo, ar tas modelis gali veikti ar ne. Tai yra klausimas, kuris bijau, kad atsakymas yra labiau ne negu tai. Ar įmanoma priimti, toleruoti tuos, kurie patys nelinkę toleruoti ir priimti vakarietiškų gyvenimo taisyklių, tai yra sprendimas arba atsisakyti tų vakarietiškų gyvenimo taisyklių ir priimti jų, o natūralu tai nėra sprendimas,
arba ieškoti kito integracinio modelio, kuris pasakytų labai aiškiai. Atvykėliai į vakarų Europos valstybės, į Europos valstybės turi prisimti visas teises, visas pareigas, kurios kyla iš tradicijos, iš vakarų valstybių demokratinios, teisinės tradicijos, kultūrinės tradicijos, arba tai nėra ta teritorija, kurioje turėtų gyventi, nes čia turi pastatyti kažkokias sąlygas su gyvenimo modeliui, nes jeigu palieki tiesiog tuščią erdvę, kad jūs atvykite, dirbkite, mokėkite mokesčius ir gyvenkite taip, kaip norite, matome, kad tai neveikia. Tai priveda prie labai sudėtingų procesų, prie terorizmo grėsmės ir kitų dalykų, apie kuriuos šiandien kalbame. Na čia jūs turbūt matote tam tikrą susiskaldymą ilgalaikėje vizijoje, kaip integruoti visus pabėgėlius pačių valstybių viduje. Bet kalbant apie pačius praktinius veiksmus, tai yra kova su organizuotu nusikalstamumu, pabėgėlių perskirstimo taškus, taip pat išorinių sienų stiprinimą, ar ir šių praktinių priemonių įgyvendinime nėra taip pat sutarimo? Tai yra konsensuso nebuvimas Europos Sąjungoje yra iš tiesų labai platus ir apimantis itin daug sričių. Tai vėlgi klausimas susijęs su bendra Europos integracijos patirtimi. Yra tokia tezė ir yra gana teisinga, kad Europos integracija vyksta kaip krizių, nesvarbu kokia ji bebūtų. Ekonominė, finansinė, politinė, teisinė, kultūrinė ar kita sprendimo pasiekmė. Europos integracija žengia žingsnis po žingsnio, ieškant būdų, kaip išspręsti tam tikrą krizę, tam tikrą susiklošusią didelę problemą. Ir pabėgėlių ir migrantų krizė, jį vėlgi kelia klausimą ne tik dėl tų staigių praktinių sprendimų, bet ir tai, kaip Europa gyvens toliau, kaip susiklosti situaciją, kokių sprendimų reikia priimti, kad jie būtų ilgalaikiai, o ne tik taip užgesinantis tą trumpą mažą gaisrą viename krašte, bet ne visą neišsprendžiantis problemos esmės. Ir ES išorinės sienos apsauga, iki šiol buvo tas klausimas, kuris buvo paliktas daugiau tų valstybių, kurios turi tą sieną kompetencijai. Ir kuomet matome, kad tai nevyksta, ta apsauga nevyksta, pasirodo siūlymai kurti kažkokią virš nacionalinę struktūrą, virš nacionalinę sienų apsaugą. Ir tai vėlgi susiduria skirtingos valstybių vizijos, skirtingi valstybių matymai. Tai iškyla valstybių nacionalinio suvereniteto klausimas ir žinome valstybių, kurios pasisako griežtai prieš bet kokį integracijos gilinimą, kuris mažina jų suverenitetą. Ir nėra, jeigu tai yra kažkokia unitarinė valstybė, jeigu Jungtinės Amerikos valstijos ar kažkas, jos gali priimti sprendimą, uždaryti sieną, pakeisti migracijos politiką ir tą padaryti gana greitai ir operatyviai. Čia mums reikia 28 valstybių konsensuso ir ką Europa daro sėkmingai, tai derasi, kalba, bet neprieina sprendimo. Čia ir trūksta praktinių sprendimų problemų staiga ir siūlymas gilinti integraciją, kad tas sprendimų mechanizmas veiktų, jis susiduria su tam tikrų valstybių, kurios nepritarė tą integraciją į tose srityse pasipriešinimo. Europos išorinės sienos apsauga, migracijos punktų, perskirstimo punktų sukūrimas, tai yra tie klausimai, kurie jau turėjo spręsti, padėti mažinti migracijos srautus. Bet, pavyzdžiui, matome pagrindinė kryptis migrantų per Egėjo jūrą tarp Turkijos ir Graikijos. Turkija su Graikija atsišaudo viena kitai, kad kas turi apsaugoti Europos išorinę sieną. Graikija sako, kad iš Turkijos išplaukia tie nelegalūs migrantų laivai. Turkija sako, kad mes nesame ES nariais ir ES pati turi išsaugoti savo sieną. ES sako, kad Graikija, kadangi tai yra jo siena, turi imtis visų priemonių. Graikija natūralu, turėdama ir sudėtingą ekonominę situaciją, ji nori pasidalinti tą naštą ir verčia Europą vėlgi įsisukti į šį debatą. Tai iš principo aš manau, kad tai yra tiesiog pabėgėlių krizės praktinių aspektų nesprendimas arba neefektyvus sprendimas yra užkoduotas pačioje ES sprendimų priėmimo sanklodoje, konsensuso poreikyje.
ir nenorę arba nežinojame iš tikrųjų, kaip toliau judėti šioje situacijoje, kad supratime, kad pabėgėlių krizė skatina priimti sprendimus ne tik kažkokius vienadienius praktinius, bet ir platesnius, bet neturėjome sutarimo, kokie jie turi būti. Pasitraukime dar vienai muzikiniai pertraukai ir po jos grįšime į eterį. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Grįžtame po trumpos pertraukos į studiją. Noriu priminti mūsų klausytojams, kad šiandienos tema – pabėgėlių klausimas Europos Sąjungoje po susitarimo su Turkija. Taigi pažvelkime į tai, ką Europos Sąjunga sugebėjo susitarti su Turkija. Nors pagal mano planą ši dalis turėtų turėti kiek daugiau statistikos ir galbūt bus šiek tiek sausoka, bet vis dėlto jinai yra labai svarbi, siekiant suprasti pačio susitarimo ypatumus ir galimą situaciją Europos Sąjungoje netolimoje ateityje. Taigi su Turkija buvo sutarta, kad visi nelegaliai Graikiją atvykstantis pabėgėliai bus privalomai grąžinti atgal. Atrodo, kad čia tam tikras konsensusas pasiektas dėl praktinių veiksmų tarp visų ES narių ir pačios Turkijos. ES pagaliau sustiprina išorinių sienų apsaugą, kovojama su organizuotu nusikalstamumu. Taigi ir šis susitarimas iš tiesų kartais nesprendžia ES tų problemų, kurios neužkartė pabėgėlių antplūdžio ir tiesiog leido jam viešėti. Taigi Vytautai, trumpai pašnekėkime apie susitarimą su Turkija. Kadangi mes jau pradėjome kalbėti apie ES egzistuojančias problemas, tai vis dėlto gal tas susitarimas su Turkija iš tiesų praktinės problemas dalinai ir išspręstų, nes su Turkija buvo suderėta, kad visus nelegaliai į Graikiją atvykstančius pabėgėlius bus privaloma grąžinti atgal. Tai tarsi suponuojama mintis, kad stiprėja išorinių sienų dėmuo, kovojama su organizuotu nusikalstamumu, taigi realiai būtų galima galvoti, kad vis dėlto tos praktinių problemų neįsprendimas šituo atveju vis dėlto kažkiek pasiteisintų, tai yra problemos pamažu būtų pradėtos spręsti. Taigi, kuomet buvo priimtas susitarimas, jau ilgai derėtasis susitarimas tarp ES ir Turkijos, tai ir ES valstybių narių lyderiai sakė, kad tai yra žingsnis į priekį, bet tai yra toli gražu nėra sprendimas visiškai išsprendžiantis šią problemą. Aš pats, kuomet įsigilinau į visą susitarimo turinį, likau gana skeptiškas dėl kelių priežasčių. Pirmiausia yra tai, kad Turkija šiuose dėrybose užėmė tokį, tikrai tvirtesnės pozicijas turinčios dėrybų šalies vaidmenį ir ji prispaudė Europą toje silpnoje pozicijoje, kuomet Europoje, kaip jau kalbėjome, yra susiskaldžiusi, nežino recepto, kaip spręsti šią problemą, ieško bet kokių būdų, kuo greičiau priimti sprendimą, bet nežinant, kaip tą padaryti. Ir Turkija, Erdoganas, jis labai sumaniai pasinaudojo šią situaciją ir priėmė ir pasiūlė tokį sprendimo modelį, kuris milžiniškus finansinius kaštus pabėgėlių priėmimo ir priežiūros klausimų permeta Europai. Įsipareigojimas yra 3+3 milijardai eurų perskirstyti Turkijai, skirti Turkijai, kuri prižiūrėtų savo teritoriją tuos atvykusius iš konflikto valstybių žmonės. Kitas aspektas – migrantų apsikeitimas santykių 1:1. Vėlgi, matome, kad kuomet įsigalioja tas sprendimas prieš jau beveik mėnesį, migracijos srautai praktiškai nesumažėjo. Buvo matomas šioks toks mažėjimas, bet dabar vėl kalbama, kad šylant Egėjo jūrai, šylant Viduržemio jūrai, tie srautai didėja. Ir tie srautai rodo, kad nelegalus migrantų kelias, nelegalus migrantų tinklas nėra užkardomas, su juo nėra iš principo kovojama. Ir santykis 1:1 reiškia tai, kad tiek, kiek atvyks atvykėlių, juos Graikija grąžins atgal Turkijai, bet už tai įsipareigoja priimti tokį patį skaičių pabėgėlio statusą turinčių asmenų. O tai reiškia, kad Europai vėlgi kils klausimas, kaip juos išsidalinti čia, viduje, kas juos priims, kas juos globos, kas juos integruos.
Ir kuomet matome, kad nėra to konsenso, vis daugiau valstybių pasako, yra 15 valstybių blokas, kuris sako, kad mes priimsime, mes įsipareigojame, bet vidurio ir rytų Europos valstybės, Lenkija, Vengrija, ta pati Lietuva pasakė, kad daugiau, kiek jau yra įsipareigojusi, nepriims. Vėlgi kils rimti debatai, rimti klausimai, kaip tuos žmonių skaičius paskirstyti Europoje. Tai aš nematau, kad tai yra kažkoks tvarus sprendimo būdas, nes Turkija vėlgi nėra suinteresuota visiško tos sienos uždarimo aklinu. Turkija yra suinteresuota šiandien turimą milžinišką skaičių tų svečių ar pabėgėlių ar migrantų, kaip jūs be pavadinsi, kurį ji nori ir yra suinteresuota mažinti. Ir tą daryti dviem kryptimis. Viena vertus pabėgėlio statusą turinčių žmonės perduoti Europai, o kitus bandyti siųsti atgal į valstybės, iš kurių jos atvyko. Žinoma, ES daug laimėjo iš Turkijos. Turkija dabar privalo kontroliuoti patį pagrindinį pabėgėlių kelią į ES, o į šalis narės iš Turkijos bus perkeliami tik būtent sirai. Vadinasi, vaizdžiai tariant, užbarikaduojamas kelias visiems ekonominiams migrantams, bėgantiems iš Tuniso, Alžyro ar kitų šalių. Vis dėlto ES suteikia kartu ir daug privilegijų pačiai Turkijai. Tai yra, jinai pažadėjo paspartinti dėrybas dėl šios šalies įstojimo ES. Tai yra dėrybos, kurios metai iš metų nebuvo liestos dėl nuolat pažeidžiamų demokratinių teisių Turkijoje. Taip pat bus aptartas ir bevizio režimo klausimas. Man taip atrodo, kad ES vis dėlto šiek tiek nusileido Turkijai. Prispausta į kampą ir nebežinodama, kaip suvaldyti pabėgėlius, ji pažadėjo Turkijai daug. Bet to kol kas sunku apskritai įsivaizduoti, kas bus, jei pamažu susiliesime ekonominiais, politiniais saitais su šalimi, kuri tam nėra visiškai pasiruošusi ir subrendusi. Todėl galimai pamažu iš tikrųjų perimsime ir Turkijos neįspręstas vidinės problemas netolimoje ateityje, kurios gali labai apsunkinti ES padėtį. Pavyzdžiui, nestabili kurdų padėtis šioje musulmoniškoje šalyje ir galimai prasidedantis bėgimas į ES šalis narės. Tai vis dėlto, kaip jūs vertinate šį susitarimą? Taip, aš manau, kad ES buvo silpnoji iš tų dėrybų, iš šito susitarimo pusė. Turkija čia primetė savo žaidimo taisyklės. Ir kurdų klausimas ypatingai sudėtingas yra. Turkija ieško būdų, kaip jį neutralizuoti. Europos atsiverimas galimas, vėlgi atidaromi nauji skyriai ES dėrybų dėl narystės ES, paspartinamas bevizio režimo klausimas. Tai yra su ta valstybe, kuri pastaraisiais metais tikrai nepasižymėjo kažkokiais demokratijos konsolidacijos procesais ar žmogaus teisų indeksai, spaudos laisvės indeksai krito labai smarkiai žemyn. Ir tai yra paradoksali situacija, kuomet ES keldama nuolat Europos integracijoje, kitų valstybių Europos integracijoje labai aukštus standartus, šiuo atveju išsižada jų ir leidžiasi į tokias, galima vaizdžiai apibūdinti sandorį su velniu. Jokių būdų nedemonizuoju Erdogano tiek, bet vis dėlto matome, kad Turkija šiuo atveju sugebėjo Europą prispausti į kampą ir, kaip jau pats minėjai, primesti tam tikras ir savo vidaus problemas, priimti, spręsti Europą. Tai taip, visiškai taip. Dabar padarykime dar vieną trumpą pauzę ir po jos grįšime aptarti Lietuvos saugumo padėtį, po susitarimo tarp ES ir Turkijos ir galiausiai apibendrinsime mūsų diskusiją. XFM. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Grįžtame į studiją. Taigi, Vytautai, tiesiog buvo dažnai kalbama po šio susitarimo, kad Lietuvai ir visoms Baltijos šalims susitarimas tarp ES ir Turkijos bus duodantis priešingą efektą. Pabėgėliai gali pradėti bėgti per Rusiją, Baltarusiją ir kirs galiausiai mūsų sieną. Tai yra, kad jie tiesiog suieškos naujas kryptis, kaip pasiekti Europą ir mes tampame tiesiog toksai kaip taškas, nelabai saugus taškas, per kurį atsiras didžiuliai pabėgėlių srautai.
Tuo tarpu Latvija jau pradėjo statyti sieną ir tvertis nuo Rusijos, tik patikindama, kad nori apsisaugoti nuo migrantų antplūdžio iš rytų. Ar mes negalime tikėtis, kad Lietuva imsis greitų metų tokių pačių veiksmų ir kiek iš tiesų svarios šitos nuomonės teigiančios, kad saugumo situacija Lietuvoje ir visose Baltijos šalyse gali stipriai pablogėti po šio susitarimo? Iš tikrųjų, nesu toks pesimistas šiuo atžvilgiu ir man pasvarstymai šitie ir netgi mūsų saugumo struktūrų pareigūnų apie tai, kad Lietuva ir kitos Baltijos valstybės gali tapti naujų kelių migrantam iš artimųjų rytų. Na, aš skeptiškai vertinu tokius pasvarstymus, nes arba bent jau teigčiau, kad tokių srautų, su kuriais susiduria Graikija ir Italija, jokių būdų mes nesulauksime ir tai yra tiesiog neracionalu. Manau, kad ir jau atsiranda po truputį, kuomet Balkanų kelias užsidarė, kuomet Makedonija, kitos Balkanų valstybės uždarė savo sienas nuo Graikijos, atsiranda naujų kelių, matomas suintensyvėjimas per Viduržemio jūrą iš Šiaurės Afrikos krypties į Italijos salas, pietinės salas. Tai kur kas labiau tikėtina, kad per ten gali prasidėti nauji didesni srautų antplūdžiai. Latvija pradėjo tvorą statyti sienoje su Rusija tuomet, kai taip, ją pasiekė kažkoks, gana nežymus, bet vis dėlto skaičius migrantų. Bet tai yra nuolatinis procesas. Mes, būdami ES išorinė siena, susilaukėme tai iš Baltarusijos, tai iš Rusijos vis atvykstančių nuolat pabėgėlių iš trečiųjų šalių. Bet tai jokių būdų nemanau, kad taps kažkokiais masiniais skaičiais ir Rusijai yra lengviau tą skaičių skatinti, tikrai nebandant transportuoti per savo didelę teritoriją į Baltijos valstybės, o bandyti kurstyti konflikto židinius Sirijoje, ką jinai darė iki šiol, atvykdama į Siriją ir įsijungdama į aktyvius karinius veiksmus, skatinti srautus ten, tame regione, per Šiaurės Afriką ar kur nors. Tai nemanau, kad tai taps kažkokia didesnė saugumo grėsmė Baltijos valstybėms ar Lietuvai konkrečiai, bet ta tvora Latvijoje, kiek žinau, ir Estija kažką panašaus planuoja. Yra tiesiog priemonės, prevencinės priemonės nuo galimų pabėgėlių, nesvarbu, koks skaičius jis bebūtų. Tikrai nereikėtų pradėti panikuoti ar ruoštis čia dideliam pabėgėlių antplūdžiui. To nemanau, kad bus. Taigi apibendrinus mūsų laidą galima teigti, kad galbūt yra kiek per daug optimistiškos nuotaikos iš ES atstovų, teigiančių, jog nelegalios migracijos dienos Europoje greitai pasibaigs ir reikia tikėtis, kad turėsime persilaužimą. Žinoma, persilaužimo dar turbūt nebus, nes nauji maršrutai jau yra planuojami pabėgėlių galvose, kadangi jie kaip ir anksčiau, taip ir ateityje matys ES savo pagrindiniu tikslu. Kodėl? Todėl, kad aplinkiniai regionai nėra suinteresuoti pabėgėliais. Rusija labai retai pareikšdavo kokį nors suinteresuotumą gelbėti pabėgėlius, bet to patekti į šią ne itin įsvajotąją šalį kartu dar reikia pereiti ir kruviną į Kaukazą, metaforiškai kalbant minų lauką, kadangi regionas itin pasižymi didžiuliu vidiniu nestabilumu, pasirinkti vidurio rytus pabėgėliai taip pat nebus linkę, nes šie kraštai yra jau pilni pabėgėlių iš Azijos šalių. Todėl būtent šie kraštai yra itin abejingi atvykstantiesiems. Be to, šio regiono dauguma šalių net nėra ratifikavusios įvairius pabėgėlių konvencijos protokolus, todėl jos faktiškai net neturi jokio teisinio įsipareigojimo pagelbėti prašantiems pagalboms. Vis dėlto, pagaliau galima pastebėti, kad ES pradėjo aiškių priemonių įgyvendinimą kovai su pabėgėlių problema. Puiku yra tai, kad susitarimas su Turkija turėtų sumažinti tikrų ekonominių migrantų motyvaciją patekti į ES, kitaip tariant, juos demotyvuoti. Todėl ateityje reikia tikėtis, kad migrantų antplūdis bus šiek tiek mažesnis. Laikas, žinoma, irgi parodys, ar tikrai ta saugumo situacija gali tapti komplikuotesnė mūsų šalies saugumui. Jei taip, tai tikiu, kad Lietuva suras valios stiprinti savo sienas jau vien dėl to, kad nušaus vienu šūviu du zuikius ir apsisaugos nuo pabėgėlių antplūdžio ir kartu toliau stiprins savo saugumą prieš agresyvią Rusijos politiką. Čia buvo laida Polis ant kalvos.
Ačiū mūsų laidos svečiui, Rytų Europos studijų centro analitikui Vytautui Kiršanskui. Ačiū už kvietimą, sudie. Ir visiems gero vakaro. Sudie. Sudie.